Nu, padaryti. Padaryt? Nu. Nu gerai, pafilmuok manęs. Muscle up. Tas pratimas, kurį prie turnikų daro įsikačialinę čiūgai. Aš niekada negalėjau jo padaryti. Arčiausiai kiek esu nuėjęs, tai va taip kaip krabas. Bet kadangi namų sąlygom aš iš tikrųjų sportuoju virš 1,5 metų. Nu gerai, gal 24 pakės. Ką turiu minį, kad aš iš tikrųjų sportuoju? Nu ne taip, kad ten ateini, pavyzdžiui, į džimą, prastumti laiką, kažką padarai, kažką ne. Aš taip nedarau, aš save pušiu. Ir aš jau manau, aš esu pasiruošęs išmokti muscle up. Nes niekada realiai ir nebandžiau mokintis jo. Nes su muscle up aš įsivaizduoju yra kaip su viskom gyvenime. Tiesiog duok pakankamai laiko, daryk nematant to rezultato greitai ir tau pavyks. Tiesiog nepasiduok iš anksto. Muscle upas. Tai aš jį stengiuosi padaryti kuo dailesnį, ištiestom kojom ir su 2 rankom. Ir mano pirmas bandymas gavosi toks. Tu, va, ką pastebėjau, tu pabandyk biškį susumti. Čia toks bičiukas, kuris sakė, parodys, kaip reikia daryti. Supratau, kad man reikia tiesiog bandyti toliau. Aš nesupratau, kad man beveik pavyko. Nu tik tais kojas nebuvo tiesios. Toks nesiskai. Tai tiesiog bandžiau dar. Ir kaip matot, man labai dažnai pavykdavo taip po 1 ranką pasikelti. Kas tikrai nesiskaito proper muscle upas. Man tas nepatiko. Kol aš ilsėjausi, man bičiukas davė challenge. O tai įdomu, nega mokė. Tai iš tikrųjų pats nežinau, ar galiu? O, tu paslaugai. Kažkiek išsilaikai, kojas ištiesim tai būtų. Ai, nu jo, nu gerai, kojas tiestai. Lietuvos vėliava, ponios ir ponai. Ne, dar biškai reikia padirbėti. Po to challenge sugalvojau parodyti, ką dar aš moku. Žiūrėjau, pabandysiu tokia bairė. Man atrodo, jis krokodilas vadinasi. Tokius triukus iš vaikystės laikų esu matęs, bet iš tikrųjų nežinau, ar man jie pavyks. Padarei vis tiek. Jo. Žinau, galvojau, vidury tikrai nepadarysi. Po pertraukėlės grįžtam prie muscle upo. Nu, toks nesiskait. Va? Mes čia būtų džiaugiamės, bet čia dar buvo sulenktos kojas, tikrai netiesios. O, Dabar taip eina. Kojas vis tiek tokios šakl-makl. Čia nebus nesigijo. Viena diena ir jau padarai. what the hell? Kaip aš nelabai suprantu, aš turėčiau būti pavargęs dabar dar labiau. Bet man kaip tik kažkaip pavyko. Okay. Šią pirmą dieną man jau geriau padaryti nepavyko. Nebėra jėgų. Žodžiu, kaip ir dienai, manau, užteks dabar įsileisti raumenim pailsėti. Ši nuotrauka puikiai atspindi, kodėl man taip lengvai beveik pasidarė muscle upą. Aš ilgą laiką sportuoju ir trūksta labai nedaug, kad padaryčiau muscle upą. Jei norit prisidėti iki šių metų galo pasiekti 100 štukių, pasubscribe. Aš rimtai. Ačiū Hebra, kad palaiko. Iš tikrųjų, prieš mano pirmą dieną aš net nežiūrėjau YouTube, kaip darytos muscle upus. Tai grįžęs namo tikrai norėjau išstudijuoti, kaip padaryti tą idealų muscle upą. Chicken winging is a sign of weakness. Go back to basics, bro. Supratau, nu gerai, nebedarysiu chicken wing. Go back to basics. Blech, neblogai. Ir jeigu aš noriu tobulos formos, man negalima naudoti kojų. Viską reikia daryti iš tos sprokstamos jėgos. Aišku, aš nenoriu skųsti, man truputėlį mozolės skauda. Aš suprantu, kad čia atrodo, kad nieko, bet jos skauda žymiai daugiau nei jos atrodo. Aišku, pas mane ne kaip pas Aurimą, kai jisai ir klavo. Tai man atrodo, negaliu skūstis. Ai, kaip tu savo. Ai, ne, čia chicken wings. Eina, na. Kaip tas Aurimas pareikalavo tiek ilgai su tokia mozolėm, joptai. Sudėjai du padariau klaidą, kad neleidau kūnui pailsėti. Ne tik kūnui, bet ir mozolį. Nes toj pirmoji dienoje aš dar papildomai sportavau ir šiandien aš tiesiog negalėjau išspausti jokio normalaus muscle upo. Turiu, man atrodo, daug biškai laiko pailsėti. Aš treniruoju, kad man šiandien pavyks padaryti porą gerų muscle upų. Okay. Minimalus swingas ir sprogstamoji jėga, let's go. Bum, užlipau. Okay. Iš tikrųjų, vos per vieną dieną mano technika žymiai pagerėjo, kadangi, kaip matot, visiškai nebėra jokio chicken wingo, viską darau su 2 rankom. Bet kojų man dar nepavyko normaliai ištiesti. Bet net ir tokių muscle upų aš gyvenime tiek daug nesu padaręs. Let's fucking go. Peržiūrėjau medžiagą ir mačiau, kad mano kojytės va taip va lenkėsi, kai aš darau tą muscle upą. Prašau, tikras egzaminas yra tiesiom kojom. Jeigu padarau vieną kartą tiesiom kojom, viskas, muscle upas išmoktas. Viskas, Hebra, prasideda rimti reikalai. Okay, swingas. Likai juda, nenori. Dabar labai stipriai bandžiau išlaikyti tiesias kojas. Chicken wings. Ne tiesias kojas. Tu keli tos pėdutės, kodėl tu jas keli? Aš jaučiu, kad man beveik pavyksta, bet kažkas dar nesigauna. Gerai, Tamkevičius, susikaupk, laikyk ištiestas kojas ir bandyk daryti muscle upą ištiestom kojom. Reikia išsiūtinti save. Psichologiškai reikėjo pasiruošti tiems finaliniams bandymams. Kojos tiesios, bet chicken wing. Ne, po vieną buvo. Padariau. Tikras egzaminų išlaikymas būtų pademonstruoti muscle upą Kažką nori pasakyti? prieš savo netikėtai sutiktą gerbėją. Jūs kokį lygį filmuojate? Kaip muscle upą darau. Nu, padaryti. Padaryt? Nu. Nu gerai, pafilmuok manęs dar. Ko tu vardu? Ką jūs? Ką jūs? Taip. Gerai, ką jau dabar aš pademonstruosiu muscle upą, kurį išmokau. Gerai. Aš manau, kad aš jį išmokau, bet tu galėsi būti vertintas, okei? Jo, aš jau išmokau. Ir aš nesupratau, ką jūs pasakė, bet nusprendžiau padaryti dar kartelį.
O, Šitai, va, ne? a, Ką panai? gerai. Kiek arti mano slapą? 9. Jebra, neužilgaus naujo konetos siekim 100 štukių ir iki greito.